Labas visiems, sveiki atvykę arba užsukę mano kanalą. Labai prašom. Tai va, praėjo ganėtinai daug laiko, kuomet aš vėl atsisėdu prieš kamerą. Už langą net ir snigt pradėjo ir jau daug sniega. Tai pirmiausia, sveikinu vis su naujais metais. Išnaudokit vis galimybės, darykit visko, ko norit, nes gyvenam kartu, o pirmiausia, reikia džiaugtis šią dieną. Tai džiaugime šią dieną, priimkim kiekvieną galimybę, kiekvieno potyrį, nuotykį, dėkokiam, nežinau, pasaulį, visatui, Dievui už tai, kur esam, kokie esam. Jeigu kažką norim ir kažkokių tikslų turim, tai būtinai jų siekiam. Va, su naujais. Praėjo nemažą laiką po paskutinio video, nes šiaip turėjau operaciją, tokio nesudėtingo, bet nosies kriauklių, kad galėčiau laisvai ir lengvai kvėpuoti. Viskas labai puikiai praėjo. Pats gydymo procesas nebuvo toks labai malons, nes vis tiek po operacijos ir ten valyti, to nosį, prižiūrėti. Turėjo praeiti laiką. Dar vienas dalykas, tai labai stipriai kovojau su akne, turėjau labai daug cistinių spuogų, kur tiesiog net nesinorėjau rodyti ir jungtis kamerą, galvoju, kaip aš atrodo, bet iš tikrųjų reikia vertinti taip, kaip mes atrodom. Ir su naujais metais aš atėjau su tokį naują potyrį, kad noriu daryti kuo daugiau viską, kuo daugiau išbandyti, kuo daugiau bandyti kalbėti, bendrauti ir rodytis. Tai va, žiūrėsim, kaip seksis, nes planuoti yra viena, o daryti yra kita, tai nereikia prisikalbėti. Ir būtent šiandien nusprendžiau startuoti su visiškai kitą idėją, kadangi jau kurį laiko tiek TikTok'e, tiek Instagram'e mačiau tokį populiarų trendą. Labai daug merginų tai darė, ne tik merginų tai darė ir aš galvoju, noriu ir aš padaryti. Nes ganėtinai sena buvo, kad normaliai pasidažęs, kad, pavyzdžiui, dabar taip ganėtinai šventiškai atrodo, čia taip marškinukai, nes vis tiek seną matėme, su kurie gražiai atrodė. Mačiau tokį ganėtinai populiarų trendą, kad merginos įsitestuoja, ten pasidaro šiokį tokį trumpą testuką, pagal A, B raidyt, susidėt ir sužino, kokiu veido bruožų tipą jos yra. Tai yra keli tipai, kiek žinau, yra šuns, kiškiuką, elnė liktais dar, lapės, gyvatės ir katė. Jo, tai va yra šie veido tipai, bruožų tipai pagal gyvūnus, kaip mes atrodom ir plius minus. Ir tam yra paskiriams makiaž, kuris paryškia tos bruožus. Tai aš pat planuoju pasidaryti to testuko ir pasižiūrėti, kaip ir koks mano veido tipas yra. Šiaip iš tikrųjų ganėtinai džiaugiuosi ir esu tokį laiminga, kad pagaliau prisėdo ir sugalvojo, kad jau laiks pasirodyti, nes pas mane dar ir eglutė čia priekžyb, tai nuotaikos pačios geriausios. Esu planavus nemažą vaizdą įrašo jau į priekį pasidaryti, bet būtų labai fain, kad pasidalintumėt idėjom, mintim, noras, ką norėtumėt daugiau pamatyti. Galit parašyti tiek komentarus, tiek asmenin žinot. Labai ačiū visiems už palaikymą, kurį tikrai labai jauč ir praeitos video ir stebėjo, ir tas sekėjais, ir ačiū, kad nepalikot manęs, nors kurį laiko jau nieko nefilmavo. Tai tikrai labai esu dėl to laiminga ir tikiuosi, kad šitas sugrįžimas bus fains ir naudingas tiek jums, tiek man. Tai va, aš manau, nedaug šačiaujam, nes jau kažkodėl sproginėja emocijos ir visą laiką su šypsen šnekt, nes jau realiai va, taip žandus skaud. Šokam į video, tikiuosi pateks ir gerą žiūrėjimą. Tai va, prieš pradedant dažytis, išsivaliu veido, išsidrekenu, nes visad prieš pradedant dažytis reikia paruošti savo veido kaip pagrindo, kad po to labai gražiai atrodytų makiaž. Tai pasidėjus savo makiažą ant staliuką, aš iš tikrųjų pastebėjau, kad tos visos priemonės mano, tokios ganėtinai pasenį ir reikėtų padaryti tokį biškį ir generalinį tvarką, nes aš pat nelabai dažas, bet man visai patinka žiūrėti, kaip žmonės dažas, tai norėčiau pat geriau išmokti tai daryti. Ir manau, kad šitas video bus puik pradėti to savo makiažą etapą iš naujo, prisiminti, ko reikia dažytis, kaip atrodyti ir pirmiausia surasti to gyvūno tipą, pagal kurį gražiausia atrodytų mano veidas. Aš manau, bus viskas labai čiki-piki. Ir manau, mes nieko nelaukiam, galim pradėti darytis savo testuko ir visų testų matysit čia, eis testas, aš pagal jį pasidarysiu, o vėliau pasiieškosim nuotraukų, pagal kurias pasidarysim makiažą. Pradedam. Čia mergen aiškint, kaip suprant, iš pradžių aplink veido, koks tavo veids, tu išsirenk varianto ir vėliau susisumuoji ir gaunas būtent tas gyvūnas. Gerai, tai veids, pas mane faktas, kad veido form yra daugiau
apval, aš nes ten kažkokio labai aštrių veido formų, tai manau, kad bus A. Sekantis dalykas, ko būtent apžvelgti, tai yra akis. Aš manau, kad mano akis yra plačios, nesiauros, o tokios biški platesnės. Įrenk antrą kartą A variantą. Aptariant nosis, labiau galiuko, nu tai pas mane fakts yra labiau toks platesnis ir labiau tak bulvytė. Šiam kartui pasirinks B variantą, nes biškai platesnė ta mano nosė negu norėčiau, kad būtų, bet vertinam tai, ko turim. Iš tikrųjų nežinau, kodėl svarbus yra šitas faktorius, tarpus tarp akių. Ir šiam kartui pasirinkau variantą B, nes paėmė, tai prisidėjo, pasimatavo, atrodo, akių lygį. Tai pasiėm B variantą, nors iš tikrųjų neišsivaizduoju, kaip čia reikėtų teoriškai arba moksliškai pasirinkti. Ir čia buvo patys pagrindiniai 4 dalykai, kuriuos apžiūrėjom, kuriuos apžvelgiam ir pasilyginam. Ir kviečiu ir jums pasidaryti tokį testukų, bus visai gal fain sužinoti. Čia jau vertinsim rezultatus. Čia jinai kažkiek apibendrint, ko turim. Ir tai būtų, aš esu šuns veidą. Mano papuolė šuns, jis yra gal šiek tiek platesnis veids, ne aukštė, o labiau į plotį. Tai turim šuns veidą, tai jam pagal jį galim pasidaryti makiažą. Kodėl aš, pavyzdžiui, nes kokios katės arba lapės, kur gražiai atrodyti šuns. Tai pasieškam dabar nuotraukų Pintereste. Reikia pasižiūrėti, ką ta mergina sakė savo testę. Ariana Grande ir Selena Gomez. Aš manyčiau, kad daugiau Selena Gomez makiažo tutorialų galim pažiūrėti. YouTube'e atrado, kaip jinai pat pasidažo. Tai aš irgi išbandys, nes kadangi nenoriu ten darytis kažkokią vakarinę ar ten balinę makiažą, o tiesiog paprastai, kad jeigu kažkur norėčiau greitai išeiti, kad žinočiau savo, tarkim, veidą tipą žiūrėti, tai šuns pagal kaip šuo atrodo. Ir, gerai, ne kaip šuo atrodo, bet tipo veido bruožai tokie, žodžiu. Ir būtent atrodo, kaip jinai pasidažė, tai kad ir aš mokėčiau labai greitai, paprastai pasidažyti, bet kad atitiktų mano veido bruožus. Šone pasidėjo jau video, kaip būtent Selena dažas, aš įkelsiu jį čia, arba įkelsiu nuorodą, žiūrėsiu, ar leidžia pasidalinti video pačiam video, ar įkelsiu tik nuorodą, pamatysim vėliau. Ir dabar galim pradėti dažytis ir, kaip jau ir minėjau, veidų prieš tai pasiruošė, įsidrekino, bet kai kurių dalykų dar nepasidarė, tai juos galim pradėti daryti jau dabar. Aš manyčiau patį pagrindo, patį drekinimo, kadangi jau pasidarėm, nebereik rodyti. Vienintelį dalyką, ko dar užsidės, tai turi iš Catrice primerį, tokį labiau matizuojantį, nes kaip matot, turi aknį. Dabar tvarkos ir dirb su tą aknį ir manyčiau visai jau gerai pavyks jos sukontroliuoti. Tai dabar bando pats susitvarkyti su veidu ir iš tikrųjų neužilgo pasidalysiu labai fainiom naujienom. Šito dalyko man rekomendavo draugė, kuri yra pabaigus kosmetologijos mokymus ir labai noriu išbandyti, nes sakė, kad čia yra ganėtinai naujas, bet kaip ir nenaujas dalykas ir labai padeda nuo aknės. Tai būtinai pasidalins naujienom ir kas tai per produkt su jų. Tai pasidengiam veido primer, arba kaip čia vadinas, nežinau, bazę pagrindų ir galim pradėti tepti su skysta pudra. Ir iš tikrųjų man yra žiauriai sunku išsirinkti pudrą. Aš turiu net kelis variantus, sakiau nesidažu, bet kai kartais reikia pasidažyti, tai net nežinoju, kuris geras, nes vasarą aš būnu labai tams ir mano oda yra ganėtinai geltonta ir kai įdeg vasarą, tai labiausiai ten šitas tamsus, numeriuks 40. Šiaip iš tikro esu labai patenkinta šitą skyst pudrą, nes jinai ir ganėtinai gerą laiką ir gerą atrodo. Tai turiu nusipirkti kelis variantus, nes man tiesiog negali įsirengti, kuri yra tinkama man, tai tiesiog miksint arba sumaišo tarpusavį. Labai bijau torto efektą, kas pas man kartais įvyksta ir kai aš vėliau pamatau nuotraukos arba video, mane tiesiog purta. Turi labai prastų konsilerį, korektorių, bet jis buvo toks ganėtinai pigs ir kažkad, kai labai reikėjo, nusipirko. Jinai užsidėjo tam tikrose zonose, tai po akim, čia aplink nosį ir prie antakių. Ir viso šito dalyko mes dabar labai gerai įtrinam. Nežinau, čia jau reikėtų biškį pasimokinti naujų žodžių makiažui, bet pasiėm to patį šepetėlį, nes reikės jau išsiplauti.
mama veidą, bet tikrai kaip tortas jau pabiškai matu pradeda atrodyti, tik dėkit vyšnę, puoškit ir šokoladą stepkit ir grina, jau pagrindas toks jau storas. Man atrodo, mano poros tiesiog žviegi, nes jos sena kada buvo taip uždarytos. Nu nežinau, ar kažkas nors pasikeitė, bet kad žiauriai skyrėsi veidas ir kakals, tai jau aš pat matau. Bet pasitikėm procesą. Kitas dalykas, ką turi irgi, bet čia taip trendina, nu netrendina, bet labai buvo populiar TikTok'e, Instagram'e ir visur mačiau šitie arbūzų kvepintis pieštukinė kontūravimo dalykai yra ir bronzeris, kaip jis vadina, sakytų sauga, aš visko pamiršus. Ir skruostikaulė. Bet iš tikrųjų labai skaniai kvepia, nežinau kiek jisai yra geras. Vėl jam to patį šepetėlį ir įtrinu. Man net baisiai yra pasižiūrėti mano krūtinę per veidrodėlį ir veido. Du skirtingi dalykai. Lyg būtų diena naktis. Aš ir vėl naudoju to patį šepetėlį ir šį kartą tik tais jau dedam skruostikauliam, žandukam ir Selena dėjo va šitose vietose. Ir visko gerai trinti su to pačiu šepetėlį. Ir irgi įtrina, tik neleidžiam kuo žemiau, bet kaip mačiau, jinai visko labiau į viršų visko brauki, tai ir aš tai pabandysiu. Ir biškį ant nosies likučius. Bronzerė likučiai, pagrindą, konsilerė, viskas. Tai aš nežinau, matas, kad kažkiek užsidė. Ir pirmiausia, gal reikėjo normalis priemonės įsigyti, o tik tada pradėti dažytis, bet aš kaip vis tada sugalvoju ir darau. Sekantis dalykas, ko jinai daro, tai užsidėt highlighterį šitose vietose ir biškį ant nosies. Tai ir aš taip pat tai padarysiu. Aš tų priemonių savo gal net nerodys, nes jos ir dūžiai, ir senas, ir visokios tokios. Aš nežinau, aš į cirkų ruošiuosi ar bando pasidažyti. Įdomu, kodėl jinai niekad nefiksuoja tą paprastą pudrą. Aš tai va, pavyzdžiui, iš 4 arba dar fiksuos, nežinau, nes jau ir skaistals uždėta, kiek žinau, kad reikia prieš skaistals užfiksuoti visko. Tai tuoj pasižiūrės įdą ir toliau tęsim. Gerai, kaip supratau, fiksacijos nebus. Tai va, toliau tęsiant einam prie antakių. Aš šiaip su antakis nieko per daug nesistengs padaryti, tai jo šiek tiek pašukuoju su turimu tušu tokiu. Ir tiesiog pasišukuoju. Tai va tiek su mano antakis tą darbą. Tikrai daugiau net nežinau ir bijaučiau kažko liesti ir daryti, tai žiūrim toliau. Kitas dalykas, ką jinai daro, tai po antakių pasidažo blakstienas. Aš dažausi ir mano pats mylimiausias, nors aš tikrai nemažu tušų per savo gyvenimą jau išbandžiau, vis tiek mano top vienas iš pigesnių variantų yra iš Eveline Cosmetics, kaip čia pavadins, tik nepagadins. Teka su juo ir maudytis ir jūroj, ir ežere, ir upėj, ir puikiausias laikas. Tikrai labai rekomenduoju, daug nekainuoja. Iš Eurokosą nusipirku už 6-7 eurus. Aš gal pirmą už kameros pasidažys, nes tikrai bus visokiausių veido mimikų. Tai va, pasidažiu blakstienas ir iš tikrųjų anksčiau labai mėgdavo dažytis ir apatens, bet paskutinį metą pasidažu tik viršatens ir man taip kažkaip gražiau, ir akys tokios didesnės ir gražesnės. Matu Selena iš tikrųjų vydą. Aš jau pasižiūrėjau į priekį, jinai iš karto perėjo prie lūpų. Tai va, šiek tiek noriu užsidėti kažkokį tokį šešėlį, gal reikia prieš to tušą pasidaryti, bet aš tiesiog noriu užsidėti su piršteliu atspalvį kokį nors, va, kad ir kreminį paskirsti taip ant voką. Mano priemonės tokie senos, kad man net baisu rodyti prieš kamerą. Ir biški priekyje. Jeigu prieičiau arčiau kameros, taip matytos baisi tas vis dalykas, tas skysta pudra. Labai visko norėčiau užfiksuoti, pabaigiant prie lūpų. Irgi turiu iš Essence, anksčiau naudodavau Revolution, bet kelis kartus bandžiau Essence ir man labai patiko, bet šits toks brokuotas buteliuks yra, nes, jisai tiesiog nežinau, ar pavyks parodyti vandenį, jis net normaliai nepurško belenkiek ištaško ant žemės. Visos rankos tiesiog bėga nuo brokuotas produktas. Ir paskutinis dalykas, ką daro Selena, tai apsiveda lūpas savo lūpų pirštuku. Ir pabaigsiu
persišviečiam blizgį. Tiesiog. Tai va pasidarė makiažą pagal Selenos Gomez rekomendacijas, kaip jinai dažas, nes būtent jos veido tipas atitinka kaip mano, nes pirmiausia mes darėm testo pagal gyvūnų veido bruožą, tai ten buvo šuo, kiškis, elnias, lapė, katė ir gyvatė, man atrodo. Ir testas parodė, kad aš labiau šuns veido bruožų, nu ne šuns, bet tiesiog tų bruožų, pagal kuriuos reikėtų dažytis. Ir tai atitinka Selena Gomez ir mes siekėm Selenos Gomez tutorial, arba kaip čia pavadinti, dažymosi seka. Ir gavom tokį rezultatą, nu puiks torts, nes sakykit, visai nieka toks torts iš mano veido gavas, nes labai skiriasi nuo krūtinės. Tai reikėtų biškį užsiseikti. Ir visai nieka. Nukėlus plaukus į priekį gal visai nieka atrodo. Nu bet žodžiu, reikia dar padirbti biškį, nes ir priemonės senos, ir mano gebėjimai ir supratimai labai minimalus. Tai tikrai į balių jau nebepasidažyčiau. Jau reikėtų kažko samdytis, pas kažko eiti, kad padarytų mane žmogų, o ne torto. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi tika ir patika, tikrai labai rekomenduoju pasibandyti, pasižaisti, pasidaryti tokį testuką, nes visai įdomu ir tikrai kas mokat gražiau dažytis, daug gražiau išeis ir, nu, čia nėra galutinis variantas, kad mano bruožai kaip šuns, tai aš dar kad nors pabandysiu. Tikiuosi, kad šitas sniegs, nes, pavyzdžiui, dabar jau prisnygi ir labai gražiai atrodo viskas, jum kažkiek pradžiugina, tikiuosi šventės praėjo labai faini ir smagi. Laukit naujienų, tikrai bus daug daugiau vaizdo įrašų, daug daugiau šortsų, nuo tų trumpametražių reelsų. Ir pasidalins naujienom jau greitai apie naują produktų, kurį tuoj išbandys, nes sugrįžtų su trenksmu, nereikia prisišnekėti. Ir tai va, tiek, myliu bučiuoju ir iki greito.